Rytas, labas rytas, kažko šiandien biškutį mane nemiga. Šiandien yra sekmadienis, verbų sekmadienis. Vakar buvau vakarop užsukęs į bityną. Bitelės būtų labai stipriai skraidžiusias, skraidė, bet tiesiog vėjas jas nublokšdavo. Bet pastebėjau, kad su vandens pas manęs atsargėlėm, aš tuoj pat net ir parodysiu, yra vos ne problema, tai yra šitas ravas, kur matytis dar biškutį vandenuko yra, bet te, kur bitelėm yra geresnis priėjimas, buvau įdėjęs, jeigu taip toliau, tai gali būti, kad net ir greitai išdžiūs. Tai vat ir biškutį šiandien nusprendžiau turbūt nuo ryto paruošti vandenuko. Šitas visai gerai pasiteisino bliūdas. Kaip čia mes plius bitelės neskraido. Tai čia galiu nes žodžiu, po praeito video nemažai sulaukiau ir kaip čia nemokšiškų savo atžvilgių komentarų, kad per anksti biškutį praplėčiau šeimas. Iš dalies ir sutinku, nes tikrai nesitikėjau, kad čia tokia bus savaitėlė gan atšiauri ir šalta, bet kiek vakar pastebėjau, viskas išeina kaip ir į gerą, stipriom šeimom. Tikrai reikia plėsti ir daug netempti. Ir šį kartą vietoj, prieš tai buvau pagaliukus įdėjęs. Aš šį kartą nusprendžiau vis tik polistiolo gabaliukus, nes skaitos pagaliukai. Tai dabar tik tai reikia viską kažkaip pagaliukai permirkdavo. Tai va, kas liečia tuos lizdų plėtimus, tai biškutį kartais gal ir galima prisižaisti, aš sutinku, nes kaip čia pasakyti, nesu aš tasai labai jau super bitininkas su dideliam patirtim, bet tiesiog dalinos savo pastebėjimais, kaip yra, sakykim, naujas eksperimentas. Ir vakare užsuksiu dar į bityną ir pažiūrėsime. O vakar dar šitokią skaitos irgi padėjau. Man taip ir įdomu. Tipo, yra vandenuko. Ai, beje, šiandien ryte kokį įdomų akmenuką radau. Toks suktas reikalas. Ir dabar atvykęs dar tuo pačiu ryte, vis tik ryte, bet tokias taip anksti pas manęs neskraido. Jos vis tik yra vakarinės bitės, taip norėjau, taip man ir pasisekė su jom. Nes labai patogu po darbo užsukus, nes jos biškutį ryte taip anksti nepradeda, bet už tai vakaruoja ilgiau ir būna palyginti gan vakare aktyvios ir plius man po darbo užsukti į bityną jokių problemų, o sakykime vidury dienos
ar vidurdienį, tai gan didelės problemos. Ir dabar, sakykim, dar atsivežiau tokį kauptuką, biškutį čia dar, tiksliau kauptuks irgi iš toli atkeliavo. Noriu tiesiog pakaupoti. Čia visur yra, aišku, daugiamečiai augalai, bet būtent saulainės, va, kaip gražiai įsilaikiosios. O šiaip šitie pravers, bus trąša, va dar viena, reikia apkaupuoti. Ką, sakykim, aš pas savęs gėlynę čia pasodinęs, tai yra ir saulainės, ir jos žolės, ir sukažolės. Kadžolės labai ilgai žydė. Ežiolių. Paskiau dedešvų, piliarožių. Ar bandrenių. Bandrenių taip pat irgi yra. Bandrenių net sodina žmonės hektarais. Aišku, dar ne visos. Ir išdygo. Čia toks mano ravėjams, tai čia yra ir veronikų pasodinęs, va čia net te veronika. Šiaip šalavijų pas manęs visas laukas, bet visas šitas laukas. Ir čia yra kažkiek jų jau pasodinta. Taip pat biškutį čia kaupuoju. Tai kaupuojant. Galėčiau dar dabar su tais lizdų plėtimais. Dėl ko aš pasiskubinu? Kodėl aš suskubau taip anksti plėsti lizdus? Nebuvo minties, man buvo pirma mintis užvažiuoti, pažiūrėti, kokią situaciją skaitos prie šeimose ar visos motinėlės. Bet deja, bežiūrėdamas kai kurios avilius pastebėjau ir tokių labai įdomių dalykėlių palei mane. Kai kas šiemet laiko nepraplėtę lizdų, manau, praras dalį bitelių, kai kurie bus irgi tuo pačiu laimingi, nes pagaus jūsų biteles, tai yra sugaudys spiečių, nes iš tiesų tranų aviliuose beveik kiekviename yra, o tai gan palyginti anksti. Ir aš į kadrą nepateko, bet dar net mačiau ir motininį lopšelį viename berods kažkokiam aviliukė. Tai palei mane gali būti šiemet spiečių metai. Tai todėl ir suskubau biškutį pradidinti lizdus, kad bitelės turėtų ką veikti ir negalvotų apie kad spiesti, nes faktiškai pernai turbūt kas žiūrite, stebite bitininkus, kai kas spiečių mačiau buvo pagavęs. Taip, tai būtų irgi balandžio per Velykas kažkas, aš nežinau, bet turbūt apie balandžio 20. Tai jeigu jau balandžio 20 spiečius, tai reikia įsivaizduoti, kokio turėjo būti stiprumo šeima ir kaip jai buvo ankšta, kad iš karto taip anksti nešė kudašius, kai tos įsidalino. Tai kaip sakykim taip, yra viskas individualiai, palei bites, palei bičių skaitos veislės, kokias bitinė veislės, kokios stiprumo šeimos ir visa kita. Tai būtų dabar tiek, šiuo metu čia kaupuoju, sakykim, čia vat piliarožę su, aš biškutį tik apgaudau,
Nes pernai buvo. Dar čia teks vieną kartą skaitos atvykti. Ai, va, tiksliai, kokį. Pernai va kokį. Blemba. Tikiuosi matytis, va. Pernai biškutį lauke radau tas lietuviškas piktas dugys. Negalėjau doleisti. Įkėliau į gėlyną, nes toks medingas ir gražus lietuviškas natūralus augalas. Labai mėgam mes bitučių, saulainės. Aišku, dar kai kuriem augaliukam per anksti. Aha, čia biškutį apgaudau. O čia kažkas biškutį, čia, nežinau, greičiausiai stirnukai. O, va, čia va jau dedešva skaito startuoja. Ar jaunos bitutės, kad toli neskrydus, turiu menį iš karto rastų, kur susipažinti, sakykim, su žiedais, kaip atrodo. Ačiū, pastemonas, su kažulė. Čia biškutį dabar tik apgaudau, nes jau greitai juda. Snaputis, taip biškutį, pievinis šalavijas, tokį vat, biškutį tokį va pakuitimą, bet tokia su Ani viena, neturbūt, net ir šitos, net laukinukės, nei kaip, na, skaitos. Tai būtų turbūt tiek, kas liečia gėlyną. Skaitos vaizdas, aš tikiuosi, šiandien vėjo nėra. Tai vaizdelis, kad ir šitoje vietoje, kur aš stoviu, po porą savaičių kardinaliai pasikeis. Aplamai jau visur po biškutį žalios spalvos didėja, bet vat, sakykim, dar katrie visi karklai auga rave. Kažkodėl jie mažiausiai skubantis. Tik dabar, vat, šiandien gal vat ir kai kurie jau ir paražys. Vandenuką, nes vandenukas jom tikrai svarbus, vis tik auginasi nemažai perų. Ką čia daugiau nėra, ką čia papasakoti šiuo metu. Tai ačiū, kad žiūrite kanalą, nepatinkite paspausti patinka arba nepatinka, komentuokite ir būtų viso gero.